Sveiki treneri, antros rungtynės, antras pralaimėjimas, jūsų komentaras. Sunku kažką čia komentuoti iš tikrųjų, taip sakant, suvalgė pas mumis po krepšiu. Taip iš taktinės tos pusės nelabai atsakėm į tą fiziškumą. Buvo tų labai gerų epizodų ir galėjom, sakykime, kabinomės, galėjom ir toliau kabinti, bet vėl daug nepataikėm. Stringam, sakykime, su kai kuriais dalykais, ką turėtume nestrigti, kokia vizija, kokia filosofija mūsų komandos yra, tai visiškai dar nepildom, net nėra dar. Tas reikalavo kantrybės ir to, sakykime, dabar turim kentėti ir mokytis toliau ruoštis. Pirmas kėlinys vėl prastesnio rezultatyvumo, kaip ir praeitos rungtynėse. Antras lyg ir geresnis, bet paskiau tokios banguotos rungtynės. Kodėl kas lėmė tą bangavimą? Tai sakau, dabar tos vakar ten, sakykime, švelniai tariant, buvo tragedija. Tai šiandien jau šiek tiek tų plikstelėjimų kažkokių buvo dėl tokios bangos. Ir buvo, sakykime, gal toj gynybai geresnių epizodų. Žinau, dabar reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti video. Tie bangavimai, tai žinot, jau būna per rungtynes, bet čia ne tame esmė, čia gerai žaidžiant būna tų bangavimų. Čia esmė, kad mes dar toj pradiniai fazėje esam, kur reikia, sakau, kentėti, ruoštis ir dalyvauti, sakykime, procese ir treniruotis ir viskas. Užsidaryti, treniruotis, dirbti, ties elementariai dalykai. Ar didžiąją dalimi nulėmė rungtynių baigti dėl to, kad priešininkas yra labiau susižaidęs, daugiau metų žaidžia kartu kaip komanda? Aišku, jiem lengviau, ta prasme, ten pusė komandos realiai eilę metų žaidžia kartu. Čia natūralu, aš iš patirties galiu pasakyti, nes praėjusiais metais ta komanda irgi lygiai tas pats buvo. 4 metai kartu, 5 įeini į tą pasiruošimas, sakykime, yra trumpesnis, sąlyginai gali įeiti tą sezoną iš karto jau tos geresnės formos, o mes žinom, treneris, aš naujas, pusė žaidėjų iš anos komandos, pusė žaidėjų iš kitos, turim legionierių, keletą traumų žaidėjų, tai ta pasiruošimas tas mūsų nei ten toksai, žinot, nei pakartas, nei paleistas, kaip sakant. Tai va dabar ruošiamės, stengiamės, darom, tai dar vienas žaidėjas ketvirtadienį prisijungė. Tai va dabar toks, sakau, nei ten ir sakau, tai čia daug, tiek gynybai, tiek puolimai, čia daug problemų, daug bėdų. Ir ko trūksta dar iki 100%, kad komanda žaisti jau pilną savo žaidimą? Ko dar trūksta? Visko. Gali daryti, ką nori. Svarbiausia, išsipildyti detalės visas ir tiesiog elementarių dalykų trūksta išpildyti, gerų išpildyti.